Šeimyna, laikas pradėti gaminti valgyti. Aš neturiu laiko gaminti valgyti. Kodėl? Ir vėl valanda prie puodų. Tai anksčiau būdavo taip, dabar jau nebe, nes dabar gaminam su frito. Tai maisto gaminimas yra daug smagesnis, nes vienas dalykas, karšto oro gruzdintuvėje nereikia jokio laiko užkaisti, galim tiesiog pašauti maistą ir iš karto gaminti. Plus pats gaminimo laikas yra daug trumpesnis negu kepti kažkur kitur. Ir trečias dalykas, žinot, kad mes rūpiname savo sveikatą dabar kaip niekad stipriai. Aišku, kad maistas yra daug sveikesnis išgarintas karštame ore negu keptas kažkur aliejui. Tai šiandien pasigaminsiu standartiškų savo pietus vištieną su keptom bulvėm. Ir kas labai fainas, su karšto oro gruzdintuve visiškai legalizavom bulves. Jas valgom labai dažnai ir labai skaniai. Pasiprieskoniavau vištieną kartu su alyvuogių aliejumi, apšildomą gruzdintuvę ir paruošiamą kepimui. Ten kepsime bulves 200 laipsnių ir paleidžiam. Kol gruzdintuvė šildosi, dar svarbu paminėti, kad labai faina, jog skirtingose dėklose gali būti skirtinga temperatūra ir galima kepti visiškai skirtingus produktus. Porą minučių ir jau pasiruošusi. Tai mes naudojam tokius popierinius įdėklus, kadangi taupom laiką ir nenorim dažnai valyti. Dar truputį papurškiu aliejaus. Man jau dabar pilvas gurgia, kaip aš jį noriu. Galim užsimti savo reikalais. Nu jau viskas ready. Ir bulves, ir vištieną. Galim valgyti. Ir kūnui, ir sielai, ir super greita. Labai rekomenduojam frito.